Mėlyje, tikriausiai nežinote mano slaptybių. Turiu danguje vieną savo tikėjimo žmogų, per kurią esu atsivertęs. Tai yra mano suolo draugės mama, ji mokytoja, pensininkė. Ir kuomet ruošiausi kunigystėje, jis sakė: Viliau, meldžiuosi ir daug melsiuosi, kad tu kalbėtumei suprantamai. Tai jei kada būsiu nesuprantamas, skųskitės man į ausį. Ir aš tą prisimenu, tai buvo labai senai. Tai buvo gerokai prieš jau beveik 30 metų šios maldos, kurios be abejo tos mokytojos dabar danguje. Ir kalbėti aiškiai. Ar mūsų viešpas kalba aiškiai ar ne? Dievo sūnaus aiškumas baigėsi didžiuliu fiasko. Nemaža žmonių paliko jį. Mokiniai tiesiog paliko. Nes mūsų mintys tikrai turi savo razumą, tiesiog protas yra, bet Dievo išmintis labai dažnai ją reikia auginti ir tikriausiai visada reikia auginti. Taigi pradėsiu nuo paprastų dalykų. Kaip galvojate, kiek tveria gėlės, pavyzdžiui, kardeliai? Kaip galvojate, kardeliai vakar ryte buvo nuskinti Pakuonio senutės Marijonos. Jis savo virš 20 arų jau virš 20 metų skiria tik tai gėlėms. Ir labai sudėtinga visas laukas kardeliais. Paprastai padovanoja apie 150 link 200 kardelių, kaip ir šį kartą. Vakartės skintos, taip pat sumertos į šviežią vandenį, Nojus gelbėjo ir po to Edita gelbėjo. Kiek kardeliai išbus pas mus vazonuose? Sunku labai pasakyti. Tikriausiai 1 metų, ne? Iš tikrųjų. Jeigu matote, pas mus skęstame rožėse, trunka 4 paras, nes jos būna jau išbuvę 3 savaitės šaldytuvuose. Jeigu matote kardelius šviežius, jau kitą savaitę jų čia nebebus. Iš mūsų praeito sekmadienio daugybės 100 iki 1000 daugiau rožių liko tik tai baltos. Visos toliau linguoja į dūlėjimą. Tai yra greitas gyvenimas, mėlyjeji. Tai yra tik tai gėlės klausimas. Mūsų mieloji surfinija buvo atgaivinta ir 2 kartą šiemet pražydėjusi, džiugina jūs. Ir visgi tas gyvenimas toksai. Jo nereikia bijoti, reikia pažinti, stebint gamtą, paprastus dalykus. Dievo tauta įžengia į pažadėtą žemę. Aukų tikriausiai begalės, palikta Egipto visi svogūnai ir visos mėsos, kaip jie priekaištavo Mozei, ir pagaliau įžengė į savo pažadėtą žemę. Didžiausiu griežtumu turėjo išnaikinti pagoniškas tautas, nes jos galėjo užnešti tikrojo Dievo pažinimo supratimą. Buvo aplink pagonybė. Ir per šitos kraujus ir kovas pagaliau pasiekta pažadėtoji žemė. Tada Jozuė, matydamas, kad jau yra kitokių idėjų, jis surenka tautą ir sako: mėlyje, aš ir mano šeima, mes renkamės Dievą, Jahvę. Ir sudaro sandorą su tauta. Dievas sudaro paktą, sandorą su tauta. Gaila, kad negirdėjote sekančių eilučių. Kada tauta šaukė: taip, mes išpildysim Dievo valią, taip mes atliksime savo pažadus Dievui. Jozus sako: mėlyjeji, ar jūs nežinote, kad jūs neturite jėgų išpildyti? Mes iš savęs neturime galios, mūsų entuziazmo neužtenka gyvenime. Ir jūs neišpildysite Dievo valios, jeigu Dievas nepadės. Mėlyjeji, ir seni, ir jauni, entuziazmas reikalingas, bet be Dievo pagalbos mūsų rankos ir kojos trumpos. Be Dievo pagalbos mes iš tikrųjų esame tie, kurie tuoj pat ir pasukame kitais keliais. Ir Jėzus, kalbėdamas aiškiai ir paprastai savo kalbą, kad jis yra jūsų ta išmintis ir duona, kad kas valgys jo kūną ir kraują, tas gyvens per amžius,
šiandieną girdėjote, baigėsi tuo, kad palieka nemaža dalis, apleidžia, galiausiai Jėzus sukasi į 12 apaštalų, gal ir jūs norite mane palikti. Mėlyje, nebijokite, Dievas nebijo būti vienas. Ir Dievas neiškreipiamas nei jokia religija, nei jokia politika, nei žmogaus galia. Jūsų gyvenimas ir Dievo artuma reikalauja tik atpažinkite, yra Dievas. Pripažinkite, Dieve, tikiu tave, myliu tave, einu, bandau pažinti. Ir mano pažinimas nebūtinai yra didesnis už jūsų. Ar žinot, ką pasakoja Marijona, kuri augina gėles ir virš 20 metų jas aukoja bažnyčiai? Sako, turiu regėjimą, kunigėlį. Viešpats sako, Marijona, man padovanok savo gyvenimą. Aš jį panaudosiu į savo apsiausto apatinę dalį. Marijona sako, aš matau tą viziją. Mano gyvenimas, nėra, sako kunigėlė, toks didelis. Gerai, sako Viešpatie, aš savo gyvenimą tau padovanosiu. Ir Marijona pasakoja savo tą regėjimą maldoje, aš bandau tą savo gyvenimą kaip siūlą į Viešpaties apatinę apsiausto dalį siūti, darau, o sunku, o tas gyvenimas nelengvas. Sako, ateina toks didelis vyras, jaunuolis, ten tikriausiai Šventas Petras ar Paulius, atėjo didžiulę broškę, tai yra papuošalą Viešpačiui, plumt, įsegė į Viešpaties apsiaustą ir laimingas švintytis išėjo toliau. Tai apaštalo gyvenimo dovana į Dievo apsiaustą. O aš, sako, toliau siuvu tą dedu. Ir sako, atrodo, kad pavyko man gyvenimą sudėti į Viešpaties apsiaustą. Bet ką reiškia tas mano pilkas lininis siūlas? Sako, tik žiūriu, mano apsiausto toje dalyje, mano siūlas pavirto auksiniu. Ir tą, ką aš padovanojau nuolankiai, kaip dabar gyvendama, aš padovanojau Viešpaties apatiniai daliai aukso siūlą. Mėlieji, ar jūs būsite Dievo apsiaustę tą didžiulį broškį papuošalas, ar būsite siūlas, tai yra jūsų valia. Dievo pakvietimas sekti. Negalvokite, kad Dievą jo išmintį perkandote. Ja reikės visą gyvenimą perkasti, o gale sakyti, Viešpatie, matau, ko akis neregėjo, išgirdau, ko ausys negirdėjo ir patiriu tai, ko gyvenime nesu patyręs. Ir šie mūsų gyvenimai, mėlėjai, tegu būna tokie su didžiulė paslaptimi. Nes jeigu galvojate apie šią religiją, apie Kristų ir Dievo Sūnų, kas yra jūsų gyvenimo sudėliotojas iki visų smulkmenų, pažiūrėkite, kaip Viešpats atrodo ant kryžiaus. Ir žinokite, kad be Viešpaties aukos dvasios nebūsite geras tėvas, mama, nebūsite geras sutuoktinis be aukos dvasios, sutuoktinė ir daugybė dalykų. Kunigas negali būti geras kunigas be savo kūno paaukojimo. Ir tie dalykai, kuriuos girdime šiandieną iš Dievo žodžio, kad kūnas silpnas, dvasia stipri, tai dvasia jums teikia gyvybę. O kūnas beje nieko negali. Būkite palaiminti, keletas minčių iš popiežiaus Pranciškaus. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kaip tai suprasti? Ką reiškia man, Jėzaus mokiniui? Dievo Sūnus minios akivaizdoje pavadina save kasdieniu maistu. Tai girdėdami, kai kurie piktinasi. Kaip jis gali duoti valgyti savo kūną? O šie Jėzaus žodžiai ir mus stebina. Tai dovanota dangaus duona. Ši duona pranoksta visus jūsų žemiškus pasiekimus, išmintis, jūsų lūkesčius. Tie, kas nesupranta Jėzaus stiliaus,
lieka įtarus, valgyti žmogaus kūną ar gerti jo kraują neįmanoma, tiesiog nežmoniška. O Jėzus, mūsų viešpats, jo kūnas ir kraujas tai yra mūsų gyvenimas, siūlomas kaip maistas. Tai supratę mes negalime būti nedėkingi. Padauginęs duoną ir pamaitinęs ją žmonių minia, Jėzus parengė dar didesnę dovaną. Jis pats tampa tikru tavo maistu, tikru tavo gėrimu. Tai maistas būtinas, nes jis duos tau viltį, nes šis maistas tave ves į tiesą. Numalšins išganimo troškulį, kurį beje visi jaučiate savo širdyje. Jėzus rūpinasi didžiausiu tavo poreikiu, dovanoja tau išganimą, maitindamas tavo gyvenimą savimi. Ir jo dėka gali gyventi bendrystėje su Dievu ir per jį mes gyvename draugystėje vieni su kitais. Ar alstu, ar trokštų išganimo ne tik savo? Ar priimu Eucharistiją, Kristaus kūną, kraują, kaip gailestingumo stebuklą, ar esu dėkingas Dievui, viešpačiu dėl mūsų mirusiam, prisikėlusiam, o dangiškoji motina Marija, padėk mums priimti per dangaus duoną ir visas dovanojamas malonės. Amen.